Įsivaizduok krepšinio varžybas. Žaidėjai žaidžia aikštėje ir pilna tribūna žiūrovų stebi ir žiūri jų žaidimą, jų pasirodymą. Ir leisk užduoti tau klausimą, kas šioje situacijoje uždirba? Žinoma, žaidėjai. O kas šioje situacijoje išleidžia pinigus? Žinoma, žiūrovai. Tai lygiai taip pat ir gyvenime. Vieni tik žiūri ir stebi tuos žmonės, kurie kažką daro, kuria verslus, kuria finansinę laisvę, siekia rezultatų, kyla karjeros laiptais ir mėgaujasi tuo, ką daro, o tuo tarpu kiti tą ir daro, kuria savo finansinę laisvę, siekia savo gyvenimo realizacijos, ar ne? Tai pagalvok, kas tu labiau norėtum būti, žaidėjas ar žiūrovas? Jeigu tau atsibodo būti žiūrovu šiame gyvenime ir tu nori tapti žaidėju, tai pradėk kurti savo finansinę laisvę jau dabar. Nežinai nuo ko pradėti, parašyk man ir aš pasidalinsiu su tavimi viena iš galimybių.